L tvirtovės skaitiniai. Paskaitykime su Laima. Yra sakoma, jei labai tiki savo svajonę, jinai būtinai išsipildys. Bet dar yra sakoma, jei kažkam papasakosi savo svajonės, jos dėja neišsipildys. Ar tikite jūs tuo? Aš net nežinau, ar aš to tikiu, bet dažniausiai savo svajonių neatskleidžiu. Tiesiog jų neatskleidžiu bet kam. Gal vis dėlto tikiu. Ir giliai širdyje tikiuosi jos neliks tik svajonėmis. Tad savo svajonių negaliu papasakoti jums, bet galiu papasakoti, apie ką svajoja kiekvienas kiaušinis. Juk vienos šventės pasibaigė, artėja kitos, tad šventų Velykų proga pasakojimas kiaušinio svajonė. Kartą gyveno kiaušinis ir turėjo jis svajonę tapti velykiniu kiaušiniu. Savo svajonę laikė paslėpęs giliai kelnių kišenėje ir tik kartais ją išimdavo ir grožėdavosi. Jo močiutė kiaušinienė sakydavo, jeigu nori, kad tavo svajonė išsipildytų, kiekvieną rytą galvok apie ją ir niekam apie ją nepasakok. Labai gaila, bet močiutės kiaušinienės jau nebėra. Ją kažkas suvalgė su lašinukais ir raugintais agurkėliais. Bet ką gali žinoti, galbūt lašinukai rauginti agurkėliai buvo jos svajonė. Kaip ten bebūtų, močiutės išmintingi žodžiai nepasimiršo. Kas rytą kiaušinis išsiimdavo savo svajonę, žiūrėdavo į ją ir glostydavo. Taip kelnių kišenėje svajonė ir gyveno. Išaušo saulėta pavasario diena, oras buvo šiltas ir kiaušinis išėjo pasivaikščioti į laukus. Jis ėjo švilpaudamas, dairydamasis į žydrą dangų, rankas laikydamas kišenėse. Taip jis vaikščiojo, dainavo ir džiaugėsi pavasariu visą dieną. O kai grįžo į namus ir norėjo pasigrožėti savo svajonę, kišenėje jos neberado. Ir tik dabar jis pamatė, kad kelnių kišenės saga atsegta. Atsiminė, jog visą dieną laikė rankas kišenėse, o paskui pamiršo užsegti sagą. Galbūt todėl jo svajonė iškrito ir pasimetė kažkur toli laukuose. 2 dienas vargšas kiaušinis liūdėjo. 2 dienas jo namuose lyjo lietus, nors už lango švietė saulutė. O 3 rytą atsitiko stebuklas. Vos tik kiaušinis pabudo, jis pajuto, kad guli ne savo lovoje, bet didelėje lėkštėje ant stalo. Šalia jo buvo daug velykinių kiaušinių, išmergintų įvairiais raštais ir spalvomis. Jie pasirodė esą labai mandagus. Labas rytas, broluži, pasveikino jie. Koks aš jums, brolužis, nustebo kiaušinis. Jūsgi visi tokie gražūs, išsipuošę, o aš visai paprastas. Nejuokim žmonių, atsakė storas svogūno lukštais dažytas kiaušinis. Verčiau pažvelk į save. O, netikėtinų dalykų atsitinka pasaulyje. Paprastas kiaušinis pamatė save dailiai išmargintų gražiausiais raštais. Dabar jis ne paprastas, bet velykinis kiaušinis. Jis taip apsidžiaugė, kad net pašoko ir vos neiškrito iš lėkštės. Tu, broluži, nešokinėk taip aukštai, draugiškai įspėjo jis storasis kaimynas. Velykiniams kiaušiniams pavojinga sportuoti. Velykinis kiaušinis jautėsi laimingas. Jam atrodė, kad jis galėtų tapti ne tik gimnastu, bet net ir kosmonautu. Tačiau jis buvo gerai išauklėtas ir mandagus, todėl savo kaimynui maloniai tarė. Ačiū tau, broleli. Teisi buvo močiutė kiaušinienė, sakydama, kad jei tu savo svajonę pamirsi kaip patys save, tai jie apsigyvens tavyje. Ir jeigu kartais iškristų tau iš kišenės, tu ją atrasi savo širdyje. Tad jeigu labai tiki savo svajonę, jinai būtinai išsipildys. Skaitė Laima. Ačiū už dėmesį.